Šiandien jums parodysiu rožinius ežerus Čilėje, kuriuose gyvena flamingai. Visos kelionės Atakamos dykumoje prasideda iš San Pedro miestelio, o tada jau traukiam gilyn į pačią dykumą. Ir štai privažiuojam siurrealistinius druskų ežerus kaip iš dali paveikslų. Nors temperatūra gal 40 laipsnių, saulė spigina be proto, bet nepaisant karščio negaliu atitraukti akių nuo grožio. Man flamingų niekada nebus per daug, net jį gali tekti iškepti. Šešėlio žinoma nulis, dykuma. Jie maitinasi labai smulkiomis krevetėmis, todėl dažniausiai būna įkišę galvą į vandenį, nes nuolat ieško maisto. Nuo jų ir tampa rožinės spalvos, kaip ir pats vanduo. Šiems paukščiams reikia labai seklių pakrančių, todėl druskų lagūnos puikiai tinka. Flamingai yra grožio, balanso ir potencialo simbolis. Dar čia buvo ir daug laumžirgių, kurie reiškia pokytį. Todėl ši vieta man simboliškai pažymėjo kelionės Atakamoje pabaigą